keliam vieno. Bus rimti reikalai, nors jis valdosi sielą. Aš vis dar kvepuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Nu tai kaip laikais? Puikiai. Smagu girdėti, tai dėl ko pasikvietei? Kas ten per koordinatas už miesto? Kas ten vyks? Tai jau kam tau žinot? Keistas klausimas. Nes vienoj komandai, ar ne? Tai aišku, kad vienoj komandai. Bet ten vyks susitikimas dėrybos dėl naujos viena partijos. Ta senoji, kur buvo zona, jau baigėsi. Dabar ieško naujo kanalo. Išsamei paaiškinu. Kodėl ne mieste? Ten daug akių. O čia gali matyti, ar niekas tavęs neseka. Nu, čia tik prielaida. Tas taip. O kol tu miegojai, Remeika jam atnešė koordinatės. Kodėl pats nevažiuoja? Sakė, kad su Vilčinskaite varo į Palangą. Galėčiau už to pokalbio pasiklausyti. Tai o kam to reikia? Ką jau pradėsim viens kitą dubliuoti? Tu renki informaciją, mes dirbam. Ar jau pradėjai dėl Evaldo nerimauti? Aš tiesiog noriu, kad viskas greičiau pasibaigtų. Tai visi to nori. O kad nepermėgojai, pagarba. Gerai išsisukai. Jeigu viskas, tai lėksiu. Viskas. Iki. Iki. Tai iš pradžių viskas labai neblogai sekėsi. Aš įsidarbinau viešbučio restorane ir arbatpinigių, ir klientų buvo daug, bet prasidėjo pandemija ir viskas. Tai, žodžiu, dabar reikia ieškoti naujo darbo. Aišku. Voku tu esi baigusi? Pedagoginį. Pedagoginį? Nu čia jau biški sunkiau. Niek negali padėti. Bet vis tai kur nors sugalvosiu, nebejuok. Tu tik tai nepagalvo, kad aš tave spaudžiu. Vujergau, tu tik to spaus, kiek tik nori, spaus. Ką motriškas spaud, žinok, daug šelčiau pasidaro. Emeiks ramesnis būn. Aš šiaip esu chemijos mokytoja, tai aš galėčiau pas tave laboratorijoje dirbti. O kas čia tu sakė, kad nespaus, ką? O kas čia sakė, kad nebijo? Gera, aš pajaukavau. Žinau, padarau tep. Aš N atsiskaitau, paėm šompis ir važiuoju pas mane. Normalią pasirodavusiam. Pasika? Pasirukausiam. Nu, pasikalbėsiam. Gerai. Nu va. Parodė. Va čia esam mes čia, o mums reikia va čia. Jo, nes nepriarti privažiavom.
Ne, čia yra paskutinė stotelė. Ir jie net nesitikės, kad čia pasava. Ką nori pakroji? Pilnai? Ginklas. Pilnai? Ko tu lauki? Einam. Čia? Jo. Skaičiukai rodo, kad čia. Nu jo, gera vieta. Jokio judėjimo. Nu jo. Gera vieta žudyti. O ką? Tylu. Ramu. 5 kilometrų spinduliu vos kelios sodybos. Gera vieta. Atvažiavom, panelė Laura. Lai ženg tavo gražis kojelis ant mano žalios vėjelis. Prašau. Niekaip negaliu priprast prie tavo keistos tarmės. Tai jeigu tu nori, aš galiu ir normaliai kalbėti. Ne, šnekėk taip, kaip šnekėjai. Viskas gerai, labai žavingai skamba. Žinok, aš tau pasakysiu. Moniai žemaitį kalba ir pat normaliausia. O. Taip raktelis. Taip durelis. Prašau. Va. Atsiprašau, kad pas mus dar čia ne viskas iki galo sutvarkyti. Mes neatsikraustėm. Te aš kitur gyvenau. Tava. Tad kuo aš galėjau žinot, kad pas mus tu princesė įsveicatės. O tu tikrai vienas gyveni? Vins, aišku vins. Juk mata. Ką, visada tai buvo? Kop. Nu, kad vienas gyveni. Ai, ne. Bet aš buvau sene, kad dar jaunas buvau toks letetiaušis, pateklus kaip veršis. Aš tauris atnešiu. Palauk biški. O. Tas ką pas draugę gyveni? Jo, labai nuoma pakilo nuomos kainos, tai aš viena neišsilaikyčiau. Ta gal pas mane gyveni. Išvis nereikės niek mokėti. Kas negero? Pirmą kartą tavo namuose ir aš iš karto tokius pasiūlymus girdžiu. Kas negero? Veits pas mane daug veitas. Aš žmogus taikus, ramus. Dėl manęs nebus jokių problemų, pamatys. Kaip karalienė gyvensi. Nu, ten vakarienį kartas padarys, šampės išgersiau, jeigu pati norės. Jeigu nenorės, negersiau. Pamatys, aš pirštų tavis nepakošinsiu. Ne, aš nepratus tokių sprendimų taip greitai priiminėti. Nu, tu nenori pasigerinti savo gyvenimą. Noriu. Nu, tai va, už savaitės kitos darbą rasiau. Aš visokių veikėjų pažįstu.
Viens skalbyklą tor, kits nekilnojam turto agentūrą, trets kažkokius ten varštelius, šriubelius gamai, nežinau. Rasiau tavai darbą. Tai gal aš vis tik tai tavo įmonėje galėčiau dirbti? Mano įmonė? Ai, mano įmonė. Nu tai palauk, tu nori tročyti su chemikalas? Ašgi chemijos mokytoja, aš nenusitručysiu. Ne, nu jeigu tu nori, tad koks problemas? Tik reiks biški palauk. Turėsi kur nors atleisti. Juk už minimum tu neįsidirbi. O aš pats neleisiu. Tai tu pažadė. Žinomas. Bet jeigu neatsikraustys pas monis gyventi, tai žinok, galiu ir persigalvoti. Ta užpažinti. Už tave, Albertai. Dar maždaug 15 minučių. Drono neturim, galėtumėm pakelt, pažiūrėti, ar atvažiuoja. Atvažiuos. Čia didelė partija. 6 kilai po 28 000. O, tai čia pigiau nei koksas. Tik gegužės mėnesį muitiniai sulaikė iki 10 kilų koksų. Tai čia 500 000. Fenas yra morfino pakaitalas. Bet šiaip jis į top 3 tai neįeina. O tai top 3 tai kas čia? Tu man pasakyk, atspėk. Nuojau, tu pasinaudok savo. Ką aš žinau? Nu, jeigu top 3, tai brangu nebus. Tai kanapės. Rau. Tada troleliuškos gal? Konkrečių. Nu, šitas ekstazis. Rau. Trečias bus LSD. Bingo. Mirgdai bingo. O 4 yra kokainas. O ką tu esi vartojęs? Nieko. Palauk. Tu net žolės nerūkiai? O tu rūkiai? Ne. Ko čia stebės? Aš nesistebiu. Ne? Girdi? Atvažiuoja. Ilsisi. Nu. Tada badar be mašinsies. Nu, labai sveika. Visur vaikštau. Nu, kad tik nebovi. Su mašina irgi gali vaikščiuoti. Nuvažiava prie jūros vaikščiuok, į miestą vaikščiuok, į mišką nuvažiava, vėl vaikščiuok. Ir dabar galėtų vėl nuvažiuoti. Bet šam psikalė bejau pripūsti. Kur nuvažiuot? Mašinas tavai nupirkti. Ei, stabdyk, man tokių dovanų nereikia. Koks čia dovanas? Nabraungi mašinėki. Kas tas mane reiškia? Tu čia žaidi su manim? Aš su tavim nežaidu. Man nesunkia pagerinti tavo gyvenimą. Pamatysi, po metų sėdėsi, naujam mersi ir sakysi.
Albertą, susitikim su tavim pakeisti mano gyvenimą. Va, kaip sakysi. Ne, man reikia pagalvoti. Aš matau, tu manis nesupranti. Jeigu man nieka už to iš tavęs nėra, aš juk tavęs nevertų į luomą. Vienintelis dalykas, kad mane iš tavęs reikia. Vienintelis. Įdėmiai klausau. Draugystė. O draugą viens kitam tor padėti, a ne? Palaukim bent iki rytojaus. Gerai? Nu, palaukiau. Gal dar ryto nenumirsiu? Va išeis dabar prodarys. Norės paskombins mane. Nenorės. Vadins toks likims. Oi. Kaip greit patvarkėm. Enu, aš dar vyną turiu atnešiu. Kaip kelionė? Normaliai. Rankas pakelk. Rankas pakelk, aš tave pirmą kartą matau. Kur prekė? Rodyk pinigus. Tai ką, visus taip ir skaičiuosi? Aš tave pirmą kartą matau. Kur eini? Rodyk prekę. Namo, lochas. Gerai. Tik nešaukti reikia. Nereikia. Ramiai, Mirkintai, ramiai. Pats tu lochas.
Jis negyvas. Viską nufilmavai? Taip. Tai kas su juo darom pranešti? Nieko nedarom. Einam iš čia.